Sportas susideda iš labai daug dalių ir į tą sportą labai įsipaišo pats mokslas, nes jeigu neišmąstysi gerai, tai ir sporte ne taip gerai bus. Lietuvoje veikia vienintelė šalies aukštoji mokykla, kurios komanda LSU Baltai žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Ne vienas auklėtinis pasiekęs olimpinių aukštumų, tapęs pasaulio ar Europos čempionu. Iš prieškariai įkurtų aukštųjų kūno kultūros kursų išaugusiai Kūno kultūros akademija, dabar Seimo sprendimu pervadinta į Lietuvos sporto universitetą, aukštoji mokykla pasiruošusi naujiem iššūkiam. Šis pasikeitimas labai svarbus aukštosios mokyklos bendruomeniai, o jos vadovai pripažįsta, kad naujasis statusas atveria galimybės tapti vienu geriausių Europos sporto universitetų. Paskutinius 10 metų visą laiką tik apie tai svajojom, nes universitetinis statusas įpareigoja universitetinio tipo aukštai mokyklai arba universitetui pirmiausiai turėti tarptautinių lygio mokslinius tyrimus, tai yra labai svarbus, ir turėti tarptautinės programas integruotas su kitom šalim. Mūsų ir baras yra paruošti kiek galima aukštesnio lygio specialistą, tai vėlgi noriu pasakyti, kad reiškia įvairias specializacijas mes ruošiam 304 sporto šakų trenerius, specializacijas vėlgi traukiam Lietuvoje žinančius specialistus. Mūsų, sakysim, parengti specialistai yra vieni geriausių pasaulyje arba rengia vienus geriausių, o kai kur ir pačius geriausius sportininkus pasaulyje, tai aš manau, būtent mūsų institucija užsitarnavo šį sporto universiteto vardą. Šiandien Lietuvos sporto universitetas džiaugiasi sėkmingai įgyvendinamais tarptautiniais projektais, bendromis studijų programomis su žinomais Europos universitetais. Tai neliko nepastebėta. Pasaulinėme universitetų reitinge tarp sporto aukštųjų mokyklų LSU užima antrąją vietą. Per pastarąjį dešimtmetį aukštoji mokykla išvystė 3 pagrindinės strateginės kryptis. Ėmėsi aukščiausio lygio mokslinių tyrimų, įgyvendino studijų reformą, pradėjo siūlyti inovacijas pasauliniai sporto rinkai. Dabar dalyvaujam 2 klasteriuose kartu su įvairiom verslo įmonėm. Vienam dalyvaujam Kauno sveikatinimo, reabilitacijos ir sporto klasteriai, dalyvauja apie 7 įmonės ir Vilniaus panašus klasteris, kur pagrindinis tikslas yra teikti mūsų idėjas ir kartu su verslininkais kurti įvairius sveikatinimo, reabilitacijos ir sporto inovatyvius, konkurencingus, būtinai noriu pabrėžti, ne Lietuvoje, bet pasauliniu mastu, produktus. Šiandien jau atlikti nemaži darbai, turiu meni, kad sporto centre atsirado 20 dirbančių trenerių įvairių sporto šakų. Iš jų 7 treneriai yra Lietuvos nusipelnę treneriai, likusiai yra nacionalinės kategorijos treneriai, tai yra aukščiausios probos treneriai, kurie padės mūsų studentams toliau tobulinti savo sportinius pasiekimus. Ideologiškai mes jau dabar esame centrinė Lietuvos sporto institucija ir manau, bendras Lietuvos sporto vystymas visų pirma prasidės čia. Dauguma studijų programų unikalios. Jas mėginama sujungti ir integruoti, kad būtų kuo patrauklesnės jaunuoliams. Be to, universitete galima rinktis programas turinčias tarptautinį pripažinimą. Pirmą kartą istorijoje didžiulis laimėtų projektų kiekis. Tai kaip mūsų mažam universitetui, kur biudžetas yra apie 17-18 milijonų, mes vieni iš projektų laimėjom porą milijonų per vienus metus. Atidarėme studiją su Worcesterio universitetu, vienas iš, sakysim, pirmųjų pasaulyje krepšinio trenerių magistro studijos. Atidarėme bendrą tarptautinį projektą, pirmąjį pasaulį, tai yra krepšinio tyrimų, sakysim, institutą praktiškai, taipogi krepšinio tyrimų žurnalą mokslinį. Kertinis dalykas tai yra tas toksai, kad ne tik mokslas, ne tik knygų, kaip čia sakyti, graužimas, ne tik tas žingeidumas sužinoti kažką tokio, bet turi vis tiek tave traukti ir tas sportas. Ir yra daug labai gerų studentų, tie, kurie yra geri tiek moksluose, geri tiek pat ir sporto aikštelėje, tiek visą Lietuvą garsina savo sportiniais pasiekimais. Akademinės bendruomenės nariai tikina, kad mūsų šalyje gyventi iš sporto ne tik įmanoma, bet ir pati rinka tam itin palanki. Universitete rengiami 32 sporto šakų treneriai, kineziterapeutai, kūno kultūros mokytojai, sveikatinimo, turizmo ir sporto vadybos bei kiti specialistai. Per 78 metus universitetas parengė daugiau kaip 15 000 specialistų.
kiekvienas treneris nori, kad jo auklėtinis išbūtų, sakysim, didžiajame Olimpe ilgesnį laiko tarpą, automatiškai nori, nenori, jis turi pasitelkti pačias naujausias, reiškia, mokslo naujienas ir iš to gaunasi rezultatas. Aplamai, jeigu žiūrėt, sakysim, fizinio aktyvumo visą sferą arba sporto sferą artimiausių perspektyvų, tai bus be galo auganti kryptis, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, nes tai bus viena svarbiausių, sakysim, ir, jeigu apie fizinį aktyvumą kalbėti, prevencijų formų prieš ligas. Profesionalus sportas senai tapo industrijos šaka. Jūs pasižiūrėkit, sportininkai, golfo žaidėjai, kiek jie uždirba, pažiūrėkit, kiek Formulės 1 vairuotojai uždirba, tie patys krepšininkai, kokie kontraktai futbolininkų yra. Aš dabar girdėjau, kad vienas iš mūsų studentų atlieka praktiką Barcelonos klube. Rinka yra dar plati, be abejo reikia teikti paslaugas, reikia patiems žmonėms norėti tų paslaugų, reikia juos mokyti, reikia kartu dirbti su verslu ir dar be abejo su vyriausybė, kad ta priimta politika, kurie priėmė arba strategiją sveikatinimo, ir jie būtų suinteresuoti, o mes tik tai galėtumėm būti vieni iš idėjų skleidėjų ir padėti ją įgyvendinti. Statistika skelbia, kad Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas svyruoja tarp 10–15%. Tuo tarpu Skandinavijos šalyse šis rodiklis siekia 70%. Vienas neaktyvus ir sportui abejingas lietuvių šalies biudžetui kainuoja apie 3000 eurų. Tad jaunų specialistų gebančių sudominti sveiką gyvenseną mūsų tautiečius dar ilgai reikės.